Labą dieną visiems mūsų grupės nariams ir tėveliams. Džiaugiuosi, kad grįžtam vėl su gyvų pokalbių ir specialistu, nors jau ir vasara visai į pabaigą, tik kelias dienelės tik beliko ir iš tiesų vaikai grįžta į mokyklą, vaikai grįžta į gyvenimą ir aktyvų gyvenimą. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandieną svečiuose turiu kineziterapeutę, dviejų vaikų mamą, kuri lygiai taip pat augina savo du vyrukus ir padeda kitiems tėveliams auginantiems vaikus, kad vaikai būtų ir aktyvūs, ir taisyklingai aktyvūs. Ir tuo pačiu, kas turi bėdų, tikrai žinau, kad jį padeda, nes turi savo specifikacijoje žinių, kurių aš tiesą pasakius neišvardinsiu taip gerai. Tai labas Rita. Labą dieną visiems, Ieva ir tau asmeniškai ir visiems, kas jungiasi žiūrėti. Malonu. Tai labai ačiū tau, kad sutikai pasidalinti savo žiniomis ir prisijungiai. Tai kvieščiau trupučiuką prisistatyti, kokios ryties esi specialistė ir į ką labiausiai turbūt savo kvalifikaciją keli, turi žinių. Mielai prisistatau, aš esu Rita Vinciūnaitė, aš esu kineziterapeutė. Dirbu savo klinikoje, ilgą laiką, maždaug nuo 18 metų aš dirbu privačiam sektoriuje, iki tol valstybinėme. Na ir pagrindinės mano specializacijos kryptis tai yra ir mūsų šios dienos viena iš pagrindinių temų bus laikysenos, tai ir yra laikysenos ir viskas, kas su jomis susiję, tai yra ir prevencija tam tikrų laikysenos sutrikimų ir jau esamos problemos tokios kaip stuburo deformacijos, įgimtos ar įgytos, traumos ir panašus tokie dalykai. Tai čia labiausiai aš specializuojuosi. Iš oficialių mane gerai apibūdinančių dalykų tai turiu labiausiai paminėti tai, kad esu šrot skoliozės gydymo metodo terapeutė, sertifikuota tarptautiniu sertifikatu, kurį periodiškai reikia vis atnaujinti ir gauti naują, o tai reiškia, kad kas kelis metus aš keliu kvalifikaciją šioje srityje ir dėl šios priežasties turiu nemažą žinių bagažą susijusių su būtent skolioze ir kartu dabar jau galiu sakyti, kad 4 jau trupučiu metų įdirbį profesionaliai dirbant su šios problemos tvarkymu. Tai va. Stuburas yra turbūt kaip gyvenime, mes visą laiką net irgi patarlių su stuburu susijusi. Viskas nuo jo prasideda ir nuo jos laikysenos. Absoliučiai esi teisi, stuburas yra mūsų ašis, aplink kurią, kaip aplink Saulę sukasi planetos, taip aplink stuburą sukasi viskas, kas susijęs su mūsų kūniškuoju gyvenimu, su judėjimu, su savijauta, su išvaizda. Tikrai taip. Tai aš tik dar noriu paprašyti, kad tie, kas jeigu įsijungia ir pasižiūri transliaciją, galite rašyti klausimus į komentarus. Aš matau ir seku prisijungimą, turiu, tai jeigu turit klausimą, mintį, pasidalinkit, Rita iš karto čia ir dabar atsakys, arba galbūt vėliau po įrašo, kuris bus, jūs lygiai taip pat galite rašyti klausimus ir mes Ritos paprašysim, kad jinai mums padėtų atsakyti į tuos atsakymus, rasti pačius teisingiausius. Pradėjom kalbėti apie būtent stuburą kaip apie ašį ir apie mūsų visą emociją. Ar iš tiesų galvoji, kad emocinė būsena priklauso ir turi įtakos laikysenai? Ji negali neturėti įtakos vien tik tai dėl to, kad žmogus nėra vien tik tai iš, taip pavadinkim, materialių, anatominių sudedamųjų dalių. Tai yra kažkokie audiniai, kažkokios struktūros. Kita
žmogaus ne ką turbūt mažiau svarbi dalis yra jo emocinė, dvasinė, ne ta neapčiuopiama pusė, vadinkim tai kaip norim, kas kuo tikim ir pagal savo pasaulėžiūrą galim, bet kad jinai egzistuoja, tai be abejo, ir kad jinai yra veikiama ir galinti veikti, nu tai čia jau faktas, visi dabar per visus kanalus šaukia apie stresą, tą patį, ar ne? Tai irgi yra iš tos pačios streso atsparumo dalykai ir lėtiniai visokie stresiniai ir taip toliau. Tai be abejo, dabar ką mes matome vizualioje išraiškoje, siejant emocinį žmogaus foną ir jo kūną, tai be abejo, kad didžioji dalis viso to atsispindi laikysenoje, kuri matosi išoriškai, kas viduj darosi, o ten irgi darosi, jau nebepamatysi plika akimi, na, kartais profesionalai gali pamatyti daugiau negu paprasti žmonės, bet ir jie taip pat iki galo iš vidaus nepamatys, nebent koks jau tyrimas galėtų parodyti. Bet va laikysena yra tas pirminis ženklas ir vaizdas, kuris jau signalizuoja, o kartais netgi ir šaukia apie tam tikrus dvasinius nesklandumus žmogaus, o jeigu mes šiandien vis tiek tėvų rate, tai kalbam apie vaikus, paauglius, tai čia jau vienareikšmiškai turi versti suklusti ir, na, pasiaiškinti, kas yra ne taip. Ir kągi mūsų paaugliai veikia, kada jie geros nuotaikos, kada jie blogos nuotaikos, kada jie neutralios. Aš tiksliai dabar nevardinsiu, ką veikia paaugliai. Vienų paaugliai žaidžia šachmatais, kitų paaugliai mėgsta kitokias veiklas. Bet aš noriu taip šiek tiek įvesti tokį aiškumą, kasgi ten darosi su tuo poveikiu ir kaip tai matosi. Gamtoje gyvi organizmai visą laiką, kai jiems yra kažkas blogai, yra linkę į lenkimą. Gūžiasi, traukiasi, metasi, ar ne? Ten kokį, jeigu įsivaizduot sužeistą gyvūną, jis tikrai neeis, neieškos maisto, nedarys kitų dalykų, jisai susisuks į kamuoliuką. Ir ten kiek gali išgyvens tą laikotarpį, kol gyja. Jeigu išgyvena, tai sugyja, jeigu ne, numiršta, ne? Tai veikiant kažkokiai neigiamam emociniam fonui, ką žmogus pirmiausia daro ir pirmiausia, kas išduoda, tai yra susimetimas į priekį. Lenkėjai pradeda vyrauti, lygiai tas pats būna senatvėje, ne? O apie paauglius kalbant, tai jie mažai kontroliuoja tą, nes jie tiesiog mažai apie tai mąsto ir jie natūraliai pradeda gūžtis, lenktis, o ten jau gali aiškintis, kas yra, ar tai yra santykiai, ar tai yra meilė, ar tai yra mokslai, ar tai yra egzistencinės problemos pradėjo rūpėti ten pasaulio prasme, ar dar kažkas. Čia jau kiti dalykai, ar ne? Tai va, tai pirmiausia, susigūžęs žmogus, pakabinęs galvą, nuleidęs žvilgsnį kažkur ne į pasaulį, o lokaliau, žemiau. Ir tai yra, o tada, aišku, ta laikysena vadinama kifotinė arba liaudiškai kupra. Bet jeigu mes kalbam apie būtent emocinę pusę, tai nereikia pulti, tvarkyti ir ieškoti trenerių, taisyti kuprą, nepagalvojus, jog priežastis gali būti visai nestubure. Taip, yra viena dalis, bet yra ir kita dalis, kur tavęs beklausant ir net pademonstravus tą kuprą, kartais tie mūsų paaugliai, jie būna emociškai labai ramūs, bet jie būna įnikę į savo įrenginius, kur yra telefonas, planšetė, sakykim taip, emocinė dalis yra viena, kita dalis yra ypač merginų tarpe, kada pradeda krūtinė augti, jos taip pat linkusios lyg ir gūžtis, jeigu tai yra anksčiau, tuo labiau, draugės dar neturi, tai toks užsidarimo. Ypač jeigu koks komentaras atėjo dar iš pašalies,
Be abejo, aukštos merginos irgi labai yra linkusios emociškai kuprintis, ar ne? Bet aš ką norėjau pagrindę tau užakcentuoti, kad tu gali daryti pratimą, tu gali versti tiesintis tą žmogų, bet jeigu vyrauja tas emocinis balastas, jis vis tiek įlenks, nes tokia yra gamta. Kai mums skauda, mes nestovim va taip. Kai mums skauda, mes norim susispausti. Taip. O apie įrenginius, tai čia temų tema, ne tema, o vandenynas tiesiog. Žinoma, kad mes visi tėvai labai turim daug išgyvenimų šito klausimu. Ir be abejo, kad įrenginiai, kompai ir telefonai yra laikysenų priešai, bet ne tai, kad ten, tu turi tą telefoną, pakabinai tą galvą, ten kažkur iškišai. Esmė yra tame, jog tu tame būni ilgai, nes tu įsitrauki. Karantinas parodė labai daug aspektų šito. Karantine buvo vaikai priversti ir dirbti šitose padėtyse, ir pramogauti, nes jie taip ar taip pramogauja ten žaisdami ar bendraudami. Bet dar plus ir buvo ir pamokos tame pat, ir tai būdavo tiesiog po visą dieną sėdėjimas vienoje padėtyje. Tai va. Ir, aišku, prižalojo labai daug. Tai taip, bet jau karantinas baigėsi, vaikai grįžo į mokyklas. Bet telefonai niekur nedingo. Telefonai niekur nelinko ir kompai niekur nelinko. Kaip tas turi įtakos jų sveikatai, jų kuprai tai pačiai? Kokios pasiekmes iš to bus? Pasiekmes bus tokios, kai žmogus, tarkim, imant tą pačią kuprą, nors laikysena tai anaip tol nėra vien tik tai ta vadinamoji kupra, tai yra tik viršutinė stuburo dalis, ar ne? Bet tarkim, jeigu ją imam kaip atspirties tašką diskusijai, tai iš pradžių tave kažkas priverčia kuprintis, ar ne? Tai gali būti įrenginys, kurį tu ilgai ten laikai rankoje ar ten prieš nosį pasistatęs, tai gali būti emocija, tai gali būti dar kažkokie tai, nežinau, per aukštas, per žemas stalas, dar, yra ten tie ergonominiai momentai, dar ten visokie rūbai, gal siauri kokie, dar kažkas. Bet kol paaugliai, vaikai ir po to paaugliai auga, jų kaulai ir kaulinės jungtys yra, pavadinkim taip, liaudiškai minkšti. Yra moksliniai terminai visam šitam, bet aš tikrai jų čia nevardinsiu. Pavadinkim tai minkštom struktūrom. Ir sukaulėjimas tų struktūrų vyksta, kai yra brandos piko etapas. Tai kad būtų aiškiau, merginoms tai yra tas brandos pikas mediciniškai yra siejamas su menstruacijų pradžia. Vaikinams yra sunkiau nustatyti tą brandos piko momentą, bet specialistai ir mokslinė literatūra teigia, jog reikia fiksuoti pasikeitusi kvapą. Ir reiškia, nuo to momento mes atsiskaičiuojam 1,5–2 metus, 1,5–2 metus, kurių bėgyje dar tebevyksta kaulėjimo procesas. Ir maždaug ties vidurkiškai, jeigu imti, tai ties 16, 17, 18 metais, ten žinotgi visi, kad merginos greičiau, vaikinai iš paskos ir taip toliau, bet maždaug šitame amžiuje jau įvyksta pilnas sukaulėjimas, o tai reiškia, kad jeigu tu prasėdėjai tą dar minkštą laiką, net nemoku kupros išversti, matot, tai reiškia, kad jau toks ir išeisi į gyvenimą. Čia gal man pasidalinto paveiksliuku, kurį tu kaip tik siuntėjai? Taip, mes ten turim paveikslėlį kaklo konkrečiai. Jo, va šitas yra geras, jisai rodo, čia labiau eina kalba ne tiek apie kuprą, kiek apie apkrovą kaklui, bet vėlgi iš to, matot kaip yra, žmogus, tame tarpe ir augantis žmogus, nėra iš atskirų gabalų kažkoks sudėtas puzlas, kurį išėmė vieną, bet nieko neatsitiko. Žmogus, organizmas yra vientisa sistema, ne? Tai tarkim, linkstant kaklui be abejo, kad
veikiamas ir stuburas žemesnis esantis po kaklu, tai yra krūtininė dalis, po to jau ten ir juosmeninė važiuoja irgi. Viskas kaip tie traukinio bėgiai. Nu, ta prasme, traukinys, kai nuvažiuoja nuo bėgių, jisai tempėsi paskui save viską, ką gali. Tai ir laikysena tas pats. Tai va, tai šioje nuotraukoje aš ją norėjau pademonstruoti tam, kad būtų vizualiai matoma, kiek užsikrauna kaklo slanksteliai, esant tam tikram laipsniui kaklo palenkimo. Ir šioje vietoje turiu komentarą įdėti tokį. Nieko neatsitinka, jeigu aš palenkiau ir grįžau atgal. Blogis yra tada, kai aš palenkiau ir ten prabuvau pusvalandį, valandą, 4 valandas. Va čia yra didysis blogis ir didysis žalojimas. O jeigu aš ergonomiškai kaip nors sugalvoju ir savo vaikus labai ergonomiškai reikia žinoti ergonomiką. Taip. Ergonomika yra tas mokslas, kuris užtikrina tau mažiausiai žalojančią aplinką. Ir mes kalbam ne aplinką, kurioje mes šiaip ten visai judam, būnam, mes kalbam apie ilgalaikės. Tai šiais laikais yra tik tai maždaug 2 vietos, kur yra ilgalaikė padėtis. Tai yra darbas, o vaikų atveju mokslo vieta, ne mokymosi, tai yra namuose esantis darbo stalas ir mokyklos suolas. Ir antra ilgalaikė padėtis tai yra miegojimo padėtis, lova. Tai va, dvi vietos, kuriuose ergonomika turi būti paisoma, o jau kaip tai dėlioti, tai kiekvienas su laikysena dirbantis specialistas tikrai žino ir gali patarti. Ir ten būna visaip, mes ten ir nuotraukomis siuntinėjamės, ir gaunu nuotraukas, pasitvarko, pasidaro. Ir tarp kitko užakcentuosiu tai, jog nors mes vaikai yra mūsų pokalbio objektas, bet tai galioja ir bet kuriam žmogui, ne tik vaikui. Šiek tiek turiu paminėti, kad yra keblumų su mokyklos suolais. Tikrai ne visi jie atitinka Vaikai juk auga, o suolas kartais lieka tas pats. Yra visokių tų situacijų iš praktikos, tai ten tėvai ko tik tai nedaro ir siūlosi visai klasiai pakeisti ir žodžiu, visokių tų dalykų. Bet mokykla šalia šito minuso turi šiuo klausimu ir didelį pliusą. Mokykloje yra pertraukos. Tai kaip ten bebūtų, vaikai nesėdi valandas ten. Ne? Vat kodėl tas karantinas buvo paminėtas, jog būtent šito nebuvo dalyko, nebuvo tiesiog elementaraus atsistojimo nuo stalo. Bet tuo tarpu grįžę namo, jeigu jie, tarkim, dar kažkiek tai mokykloje pajuda, pakeičia padėtis, tai namie labai didelis procentas vaikų tiesiog užsėda ir sėdi po to iki vėlaus vakaro, kol tėvai grįžta ir tai gali sudaryti ir 3, ir 4, ir kiek ten tų valandų. O tai jau yra blogai. Turi patarimą, kaip tą telefoną laikyti, nes mes visigi skrolinam. Ir tėvai tame tarpe. Jeigu mes grįžtume į buvusią nuotrauką, jeigu tau nėra sunku, jeigu tu ją išmestume į ekraną, tai būtų lengviau komentuoti jos fone. Nes tai, kad aš dabar pademonstruosiu, kaip laikyti telefoną, beje, bet iš karto pasakau, paaugliai to nedarys. Ta prasme, jie pyksta, jie nenori. Bet mūsų darbas su jais, taip sakant, komunikuoti, kad juos įtikinti tai daryti. Žodžiu, ten, kur tie laipsniai ir palenktas kaklas, tai reikia tiesiog to nedaryti. Tai kitaip tariant, pirmas žmogus su 0 laipsnių stovi taisyklingai. O tai reiškia, kad jis laiko nurodau, tikiuosi matosi, jis laiko maždaug va tokiam atstume telefoną. Tai tikrai paaugliai taip nedaro ir jie jaučiasi labai blogai, kai juos mokini, tai maždaug būna, tai man dabar va taip vaikščio. Tokia jau būna reakcija, bet man tai yra smagi reakcija, nes jinai tokia visiškai natūrali. Tai va. Gerai. Su telefonais kaip ir viskas aišku, ką reikia daryti. Telefonai turi savo ydų vienų klausimų, bet jie dar turi pasirodyti ir laikysenai ydų dar kitų klausimų. Bet artėja rugsėjo 1, kupirinės ir maišeliai.
Tai ką aš pastebėjau pernai, tai iš tikrųjų didelė nauja mada, ją turbūt galiu pasakyti, kai merginos vaikšto į mokyklą su maišeliais. Ten susideda sąsiuvinius, sąsiuvinius, knygas, penalus, nežinau. Mačiau, kad kas vaikšto su, tokia rankinuko, didelė rankinuko krepšiu. Vaikinus, kiek pastebėjau, jie arba eina su kuprinė, arba iš vis be kuprinių. Tai turbūt tada daugiau paliesčiau tas merginų klausimas ir maišelių nešiojimas į mokyklą. Ir aš čia, šitoj vietoj, truputėlį dingstu iš ekrano, kad atsineščiau savo vieną draugą. Aš turiu draugą, kuris man padeda, štai jis. Vardo tiesa neturi dar, galim daryti kokį konkursą. Ašis. Tai yra žmogaus stuburas. Taip, tai yra žmogaus stuburas. Kaip jūs visi ir tu, Ieva, matai, jis nėra tiesus. Jis yra, koks išlankstytas, bet čia yra natūralus anatominis stuburas. Mhm. Ir dabar, jeigu iš karto į maišelių klausimą atsakyti, tai nuolat nešiojamas didesnis svoris, o tas didesnis ant peties, tai jau nuo kokių 3 kg jau galima skaičiuoti. Šiaip kai kur dar minimi 5, bet, žodžiu, kompiuteris porą knygų ar ten, 3-5 kg ir tai jau yra tas svoris, kuris nėra lengvas ir nuolat nešiojamas, jisai pradeda kreipti stuburą visose 3 dimensijose. Tai yra stuburas ima lenktis, suktis ir lenktis dar į priekį. Ir štai mes einam į stuburo iškrypimą. Tokiu būdu. Būtent maišelis ant peties, nes tai yra vienpusis apkrovimas. Jeigu su tokiu maišeliu pradeda vaikščioti maždaug 25 metų jaunas žmogus, jam ko gero nieko nesitiks, bet bus raumeninis disbalansas ir jį lankys skausmai. Mhm. Jeigu mes kalbam apie dar nesukaulėjusi organizmą, jis deformuoja savo kaulinę struktūrą ir jis gali į gyvenimą jau išeiti su stuburo deformacija, kuri ten irgi nulėmė po to savas problemas. Tai tada reikia su 2 maišiukais vaikščioti. Geriau yra tam 25 mečiui. Kaip? Arba tada su 2 maišiukais vaikščioti. Dar tokio nemačiau. Ir vargu, tada turi būti svoris vienodas. Kasgi tu tą žais, čia mes šaržuojam. Šiaip gaila, kad mada nėra gera ir kalbant apie madą, labai daug tos mados diktuoja mūsų visa viešoji erdvė ir kaip tik vakar labai, labai laiku man telefone iššoko vieno produkto reklama. Ten esmė buvo, kad į kuprines mergaitėms nepamirškite sudėti to produkto. Tai viskas būtų gerai, štai nuotrauką jau matau, bet kuprinė, nors atrodo, jinai ant abiejų pečių, maišeliai jau blogis, o čia jau turėtų būti gėris, bet čia irgi yra šita konkrečiai kuprinė, yra blogis ir aš žinau, bent jau iš to, ką matau, kai vaikštau gatvėmis, kad tai yra irgi labai populiarios kuprinės, Nike, ten šitų, tokie maišai irgi, tik tai, kad kabantis ant 2 pečių, jinai visų pirma dengia sėdmenis, o tai jau yra laužimas stuburo mes po to turėsim tokį paveikslėlį, kur yra priekinis dubens pasvirimas, tai į tą padėtį. Kitas dalykas, jinai kaba labai žemai pečių atžvilgiu, tai reiškia, kad jinai užkrauna dar ir aukštesnį stuburą krūtininę. Tai blogiausia, kas bus, tai vaikui prasidės skausmas, jis pradės tiesiog skūstis skausmais. Ilgai tokia nešioja, nes nepamirškim, kad tai yra, jeigu kalbant apie mokinį, netuščia kuprinė. Jų kuprinės šiaip yra sunkios, o tuo tarpu kuprinė turi sverti ne daugiau negu, anksčiau būdavo 10% kūno svorio, dabar jau yra šiek tiek liberaliau, nes matyt, kad 10 yra neįmanoma procentų pasiekti mokiniams, tai jau dabar 20 yra deklaruojama. PSO ir kitų, reiškia, kas šito švietimo užsiema sveikatos, tai jau 20, bet net ir 20% kūno masės yra tikrai ne tiek, kiek iš tikrųjų nešioja mūsų paaugliai. Tai visas šitas svoris yra pakabintas ant stuburo ašies, ant tos mūsų vargšės, svarbiausios kūno
dalies, jeigu kalbant apie laikyseną. O tai gerai, tai tada aš netoli eisiu, pas mane namie tikrai žinau, kad Naiko kuprinės, bet ten yra ilgiai padaryti taip, kad ta kuprinė daužytųsi į užpakalį. Nu, atsiprašau už tą Tai žodį, yra bet tai, jie apie ką aš taip kalbu, tai yra blogis, bet tai yra mada. Kaip paaiškinti, jiegi negirdi, jiegi nenori klausyti. Yra du, čia šakutė išsišakoja, kaip aš sakau, į dvi šakas. Vienas yra jau skauda, tai tada iš tikrųjų kozirių tėvai turi daugiau rankose, nes skausmas yra didelis motivatorius kažką daryti teisingai. O kitas yra, man viskas gerai. Toks yra dažnesnis mano sutinkamas elementas. Tai vėlgi, aš galvoju, vėlgi čia dabar jau gal kaip mama daugiau galvoju, priklausomai nuo ryšio su vaiku, priklausomai nuo mūsų vienas kitų pasitikėjimų, ne jokių būdų nekritikuojant, neskaldant tokiais aštriais, kad nedarysi ten, tai bus ten taip ir taip, o tiesiog konstruktyviai kalbėti apie tai, kad taip yra žalinga ir tarp to, kas yra madinga ir žalinga, būtų gerai paieškoti kompromiso. Kuo labiau paauglys yra paauglys, tuo jis mažiau nori tų kompromisų, jam norisi, kad būtų tik madinga arba taip, kaip daro kiti, bet kita vertus tai ir yra ugdymas žmogaus, juk tu savo pokalbiais, tu jį įtakoji, nu gerai, šiandien pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, bet gal kokiam stalčiukui ir užsiliko, žiūrėk, po savaitės jau kita komunikacija ir taip toliau, ir taip toliau. Ir anksčiau ar vėliau kažkas yra padaroma. Dar kiti tėvai daro paprasčiau. Jie veda pas specialistus, jie veda konkrečiai pas mane. Kad aš apie tai pašnekėčiau, vaikas yra daugiau susikaupęs tada. Jis irgi girdi tikrai ne viską. Na, bet jau jeigu ateina, tai bent jau kažkiek tai savitvardosi ir bando kažką tai išgirsti. Na, tai vat, reikia kalbėti. Dar geriau reikia nepirkti, jeigu tarkim, tarp kitko, labai, aš tikrai garantuoju, kad daug yra mūsų pačių nupirkta, net be jokių mados reikalų, ta prasme, ne patys ten paaugliai, o, pavyzdžiui, paauglių vienodai kokią kuprinę, tai nuėjai ir nupirkai ten, ir kaina patiko, ir gražu, ir čia turbūt tiks žinomas brandas, ir tėvai neįsigilino, jie irgi patys nenueina ten, nepasiklausė kokių nors žinančių žmonių, kad žiūrėk, ruošiuosi pirkti kuprinę. Kokie yra kriterijai, kokie yra tie minimalūs, ką jinai tikrai turėtų atitikti. Jie turi, ta prasme, tos kuprinės yra ir, kas įdomiausia, yra ir tų madingų, bet teisingų. Bet kažkodėl maišai, jie yra visų pirma iš pigesnio segmento, tai galbūt tas irgi pritraukia labai nemažai pirkėjų, aš taip galvoju. Bet žiūrėk, dar yra vienas viduriukas, yra ant vienos peties, yra ant dviejų pečių, bet dar yra kur deda išstrižai. Jeigu kaba, ta prasme, kuprinės viršus turi sutapti su mentės kaulo viršutiniu kraštu. Tai reiškia, kuprinė turi būti pakankamai aukšta. Ir matai kaip yra. Bet kodėl tie maišai ir šitos kuprinės, kurios buvo, kurią pademonstravau, yra blogai. Jie visas, kad ir ką tu ten pridėsi, viskas eis žemyn. O tuo tarpu kuprinės, kurios turi, tarkim, minkštą nugarėlę, jos yra paformuotos, jų svoris, dar jeigu tu ten įkiši į vieną pusę buteliuką, į kitą ten kažkokį dar ten daikčiuką, vadovėliai kažkur vienam segmente, sąsiuviniai kitoj, biškai tada apkrova pasiskirsto ir turi būti pakankamai aukštai kuprinės pradžia, tai tada tau nelaužia, yra toksai fizikoje svertų dėsnis. Svertas, tai reiškia, kuo daiktas yra tolimesniam taške, pavyzdžiui, sulenkta ranka 5 kg yra laikyti lengviau negu ištiesta ranka, jeigu įsivaizduotume tai ar ne. Tai kuo bus paskirstyta labiau per visą stuburą ta apkrova, o tą užtikrina būtent teisingai parinkta kuprinė. Tuo bus mažiau lenkimo struktūrų netinkamomis kryptimis ir tuo tarpu laikysenos bloginimo. Tai va.
Nu, žodžiu, Šitas, va taip kažkaip. aha, supratau, bet dar noriu patikslinti. Žinai, kai tu užsiemėti maišą ar galbūt tą patį maišelį, kurį ant peties, tam, kad jis negadintų stuburo, gal aš jį galiu per galvą užsidėti ir taip užsiskersuoti savo. Bet Žinai, kaip būna tas taip. maišas vis tiek kybos svoris pagrindinis apačioj. Tai reiškia, kad tik tai, kad bus paskirstyta. Uždėta čia, bet Taip. laužia priešingoj pusėj. Kai tuo tarpu, jeigu uždėta čia, tai laužia toj pačioj pusėj. Čia, į kurią ranką nepaimsi, viskas lieka tas pats. Tik tai, kad skirtingose rankose. Tai kairiai, tai dešiniai. Bet esmė nuo to, ką tu tai rankoje laikai, tai nesikeičia. Tai ir čia tas pats. Jeigu tai yra maišas arba va, tokia šitos kuprinės vėja, kurias mes čia dabar taip aktyviai kritikuojam, irgi jos mėgstamos nešiot ant vieno peties. Tai va, o tas skersai, o iš... Nu, bent jau vis tiek mano jau yra dideli vaikai ir aš perėjusi tų kuprinių ne vieną. Nors iš tikrųjų tai su antru vaiku jaunėliu jau nebekartojau klaidų, nes ir pati protingesnė tapau ir vėlgi daugiau pritaikiau tokių žinių. Tai tik 2 kuprinės, buvo viena iki ten, kaip pradinis mokslas, spalvota tokia, o dabar jau jisai vaikšto ir šiemet 11-okas su ta pačia kuprinė, kuri yra tokia visiškai neutrali, jam tinka, bet jinai atitinka. Tai ką aš noriu pasakyti, tokių kuprinių nėra nei per vieną petį, nei ant vieno peties, ta prasme, jos yra patogiausios, kai yra uždėtos normaliai. Ir tada jau ten labai daug ir nereikia galvoti, kaip čia man dar ją nešioti, nes būnagi nešioju ir ant priekio, ir tarp kitko sportuojantis vaikai yra dar atskira kategorija vaikų su kuprinėmis, nes sportuojantis vaikai nešioja 2 kuprinės, vieną ant ten, vieną ant čia. Tarp kitko tai nėra labai blogai, nes vyrauja balansas. Tik tai, kad dažniausiai jeigu ten tas maišas, kabutėse, tas nukabintas ant užpakalio svarmuo, o čia kamuolys jau kaip ir aukštai, tai tu vis tiek jokio balanso nepasieki. Bet jo, aktyvūs vaikai, daug būrelių turintys, muzikuojantis ir sportuojantis, jie apsikrovė yra labai. Bet labai gerai ir palėtėm tą temą apie aktyvius vaikus. Kažkaip turbūt savo aplinkoje dabar netgi galvoju, yra arba ypatingai aktyviai sportuojantis, bet dabar apie sportuojančius įmam, arba iš vis nesportuojantis. Tokio viduriuko, kaip žinai, mes suaugę 2-3 kartus į sporto klubą einam, ar, kad ir išeitų pabėgioti, ir iš tikrųjų, kad ir tą patį sporto klubą nueitų, jaunimo tarpe nėra. Arba profesionalus sportininkas, arba iš vis nieko neveikiantis. Kaip čia tas turi įtakos, nes ypač kai yra augantis organizmas, raumenis, kai pradeda augti, kai tu aktyviai sportuoji, raumenis vienaip formuojasi, kai tu visiškai nesportuoji, raumenis vėl kitaip formuojasi. Ypač žinau, kad yra tėvų grupių, čia galbūt labai plačiai paliesim tą klausimą, bet žinau jaunimas, kuris ir geria. Baltyminiai kokteiliai turbūt nėra taip labai blogai arba amino rūgštis, bet žinau, kad geria stipresnius papildus, kad užsiauginti masę dirbtinai. Tai prašyčiau tavęs trupučiuką pakomentuoti šitais klausimais. Čia yra tikrai beprotiškai plati tema, bet iš kitos pusės, galbūt jeigu taip pradinį tašką ant to uždėt, tavo įžvalga dėl tų kraštutinių grupių vaikų, kurie profesionaliai sportuojantis ir pasyvų gyvenimą gyvenantis, yra visiškai tiksli. Tai yra apibrėžiama, jeigu kalbėti apie sveikatos organizacijas, kurios nagrinėja šitos klausimus, tai yra apibrėžiama kaip 21 amžiaus tragedija. Tai yra mūsų civilizacijos pasekmė ir tu su tuo padaryti nieko negali. Taip yra. Taip yra. Taip yra begalė kompleksų, kurie bandomi įdiegti į visuomenės, bendruomenės, netgi ir pažiūrėkit, kas Vilniečiai, ir treniruokliai, ir takai, ir visokie šitie, ir programos, ir
baseinai, bet vis tiek išlieka pasauliniu mastu ir tame tarpe Lietuvos tas pats kraštutinumas, sportuojantis aktyviai, profesionaliai ir pasyvus žmonės. Tai nežinau dabar nuo kurio, ką čia pradėsim gvildenti. Galiu pasakyti tik tai vieną. Mano specialybės žmogui tai yra ir iš vienos, ir iš kitos grupės žmonių klientai. Pacientai, klientai, žodžiu, darbo yra daug. Ir iš vienos, ir iš kitos, nes tie aktyvūs sportininkai, jie irgi daug daro klaidų, kurios nulėmė po to negeras pasiekmes, tame tarpe ir laikysenos sutrikimų ir visokius, tai va. Tai nežinau, gal kokiais konkretesniais užvesk mane ant, nes čia labai platu ir ką man pradėti komentuoti. Išvesiu, pradėsiu, paskaidysiu, kadangi pati namie turiu vieną ypatingai aktyvų sportininką, kitą pasyvesnį, bet, sakykime, dar mergina lankanti baletą vis tiek jis sportuoja ir tai yra 2 kartai per savaitę. Aš sakyčiau, nėra jau visiškai pasyvus vaikas, bet tas normali stadija. Bet tas mano aktyvusis, tai iš tavęs pačios man teko išgirsti sutrumpėjusio raumens sąvoką, kuri atrodo suaugusiam žmogui kaip ir viskas aišku. Mes mažiau mobilus, tie raumenys pas mus traukėsi, į senatvėje ten susitraukė ir viskas aišku. Bet kada yra 13 metų jaunimas, kuris auga, aktyviai sportuoja, gyvena sveiką gyvenimo būdą, tu ateini į masažą ir tau sako, tavo vaikino raumenys yra sutrumpėję. Kaip čia taip yra? Galiu komentuoti dabar, ne, šitą aspektą. Tai čia yra taip, aš kaip visada, aš mėgstu remtis į gamtą, į gamtos dėsnius. Labai viskas paprasta tada atrodo, nereikia čia labai įsivaizduoti didelių profesorių. Gamtoje, jeigu pagal mūsų rūšį, mes esam judanti rūšis. Tai yra mes medžiotojai, kurie turi susimedžioti arba susirinkti maistą. Ta prasme, mes judantys esam individai, ne? Ir tada mums judant, mūsų judėjimo atramos sistema, į kurią įeina ir kaulai, ir raumenys, ir laikančios struktūros raiščiai, sausgyslės ir dar papildomos visokios, yra toje būklėje, kai tu išlaikai normą judėjimo, ne? Yra toje būklėje, kuri yra sutverta, kažkieno, kas mus tvėrė, ar ne? Ir tada tų problemų nėra tiek daug. Nesakau, kad jų nėra visa, bet jų nėra tiek daug. Čia jeigu įmam sveikus, ar ne, sveiką organizmą. Dabar, jeigu organizmas yra itin didelio apkrovimo ir intensyvumo užkrautas, tai reiškia, jis perkrauna savo normalią judėjimo atramos sistemos funkciją. Taip? Ir tokiu būdu raumenys, jeigu įmant tik raumenys, kaip vienetus, ką jie daro? Jie pradeda spazmuoti, todėl kad organizmas nuo virškrūvio visada ginasi, nes tai yra nenatūralu. O gamtoje taip yra sukurta. Kūnas savo niekada neis prieš. Jis visada eis tik už savo gerbuvį. Tai reiškia, jeigu tu mane žaloji, aš darysiu atgalinius atsakus tam, kad tu nustotum tai daryti. Tai tie patys įtempti raumenys, spazmai visokie ir taip toliau, yra tam, kad tau skaudėtų ir tu mažiau judėtum. Labai viskas paprasta, kai remiesi tokiais primityviais dalykais. Man labai tai padeda beje aiškinti pacientams, nes jie tada viską supranta ir ypač paaugliai, nereikia kalbėti labai protingom frazėm. Va tokio. Dabar jeigu mes įmam tuos pasyviuosius, lygiai tas pats. Tu turi judėti, nes tokia yra tavo kūniškoji prigimtis. Tu taip sutvertas, tu ne balandžių gimiai. Ir ne kokiu ten, tu gimiai žmogaus pavidale, tu turi tam tikrą judėjimą turėti, bet tu jo neturi, tai ką daro? Tada kūnas silpsta, slopsta, ta prasme, tu silpnėjai. Beje, perkrauti raumenys konkrečiai irgi silpnėja. Ir persportuotas raumuo, ir neturintis apkrovos raumuo yra silpni raumenys. O iš ten jau tada skausmas,
Ir tai yra ne tik spazmai, tai gali būti, o dabar jau čia vėl ta šakutė šakojasi ir čia pradeda darytis tokie algoritmai. Traumos sportuojantiems ir lėtinė degeneracija nesportuojantiems, kas ir viena ir kita yra blogai, gal traumos biški geriau, nes tai yra laikina, nors gali būti stipru, bet laikina. Lėtinius tuos dalykus, tai jau ten, žymiai sunkiau yra tvarkyti, nes labai yra neapibrėžti laikotarpiai, jeigu jie iš vis yra įmanomi apibrėžti. Ir toliau vis tiek žmogus auga tam, kad susiformuotų po to į suaugusi žmogų funkcionuojantį, tai iš paskui savęs į gyvenimą tu atsineši gerą lagaminą problemų. Tiesiog iš niekur nieko, nes laiku tėveliai gal ten ne visai pasirūpino informaciją teisingą ir leido daryti ar vienus kraštutinumus ar kitus. Kita vertus, sportas kaip kultūros dalis, jinai visada egzistavo ir egzistuos nuo graikų. Ir čia vėlgi, čia atsiranda ir tarp kitko į sportą įeina ir profesionalus baletas, ir gimnastika, ir šokiai, bet jau profesionalus. Tavo dukros tai neliečia, bet kalbant apie tai vėlgi, jeigu tu renkiesi tą kelią, tai kaip aš sakau, tas pats, kaip tu renkiesi kokį nors, nežinau, staliaus kelią, tu žinai, kad tavo pirštų pagalvėlės turbūt bus švitriniu popieriumi, nutrintos ilgainiui ten ir tu turėsi tam tik, tai yra kaina, kurią tu sumokėsi už tai, kad tu tai darai, kad tu pasirinkai tą kelią. Tai sportas vėlgi, tik tai, kad jis turi būti pasirinkamas adekvačiai, vertinant realijas, ir sportui būtinai turi sutapti su tavo noru, ir svarbiausia, su tavo noru, tai turiu omeny tavo vaiko, paauglio arba vaiko noru, ne tavo tėvų noru, o su vaiko noru jo fizinės ypatybės, su kuriomis jisai gimė. Tikrai čia net ir plika akimi aišku, kad balete gali būti norėti visos galim, bet būti jame gali tik tai labai nedaug kas. Tas pats ir krepšinyje, jeigu mes gerai paimkim kokį kitą, ne krepšinis, šuolis. Jeigu tavo sausgyslės nėra labai linkusios į elastingumą, o tai jau yra asmeninė savybė, vienas galima ištreniruoti, kitų ne, tai tu nešoksi aukštai. Tu nešoksi, tu galbūt ten jėgos kokiam ten rutulio dar kažkur galėsi pasireikšti, bet tu nešoksi, neirkluosi, jeigu tau nėra fizinių duomenų pečių juostoje, tu jas kažkiek gali patreniruoti, bet tai nebus profesionalus sportavimas. Tai va, tai tie, kas vis dėlto nueina šito keliu, jie turi žinoti tą kainą ir kaip viena iš mano kolegių sakydavo, renkantis šitą būtent veiklą gyvenimo, nesgi turime omeny, kad jie ir suaugę toliau sportuoja, jie iš to po to gyvena ir po to gal tampa treneriais. Tu turi pakankamai tiksliai tai daryti, kad po to turėtum pinigų tą kainą atsigroti, tai yra, kitaip tariant, reabilitacijai, kuri neišvengiama. Palietei vieną dalyką, aš tik žiūriu, mes, aišku, su tavim pokalbis yra visada labai įdomus, tik laikas trupučiukas spaudžia tik tiek, kad žiūrovams nepasidarytų nuobodu, bet šitoje vietoje noriu paprašyti tavęs patarimų. Sportininkų dabar mūsų vaikų tarp yra, kaip ir tu sakei, ir balerinos, ir šokėjos, ir ledo ritulio, ir lauko tenisas, ir padelis, ir futbolas, begalė. Poliklinikų galimybės nueiti pas kineziterapeutą yra 100 kartų mažesnės negu tiek, kiek mes auginam tų vaikų. Kai tėvai eina patikrinti prieš mokyklą vaikus, pasižiūri kažką, bet realiai pagalbos valstybinės tu negausi tiek, kiek tu galėtum, norėtum tikėtis arba tiesiog ieškau dabar to žodžio, kad galėtum būti tikras, kad tavo vaikas sportuoja sveikai. Jeigu tu neturi papildomų, nėra galimybių nueiti privačiai pas kineziterapeutą, tai vėl yra kita dalis. Gal tu gali pasidalinti, kada tėvai turi patys atkreipti dėmesį, kad kažkas su tų vaikų sportu yra negerai, kad jau reikėtų ieškoti specialisto.
keletą tokių paprastų patarimų. Kalbant apie profesionaliai sportuojančius vaikus, žinoma, kad mes negalim iš karto, tarkim, vaikas užsimanė žaisti futbolą, mes jį užrašėm iš pradžių būrelį, po to jis perėjo gal į klubą, kokį ten dar kažkur tai. Mes negalim žinoti, kaip ten jo kelias nueis, ar ne. Pats pirmiausias ir pagrindinis tai yra vaiko skundimasis skausmu. Vaikui skauda, bet ką. Ten jau po to išsiaiškinsim. Bet svarbiausia, kad jis po treniruočių arba treniruočių metu skundžiasi skausmu, viskas. Tai yra signalas. O antras toks mažiau apčiuopiamas, bet atidus tėvai jį tikrai nesunkiai atpažįsta, tai yra vaiko emocinė būsena. Vaikas signalizuoja negerus dalykus, galima ir tiesioginius matyti ten, pavyzdžiui, staiga pradėjęs lankyti sporto šaką, jis pradėjo ten griežti dantimis naktį. Kaip pavyzdys. Čia tik kaip pavyzdys, sakau, ne? Ten gali įsakyti, ne, man neliūdna, bet naktim griežia, ne? Arba pradėjo prakaituoti ten delnai labai stipriai. Nei iš šio, nei iš to, ne, kažkokie tai. Jau nekalbant apie nuotaikos. Matot, kaip yra. Su paaugliais labai sunku tą nuotaiką vertinti, nes jų šiaip nebūna labai gera. Jos kankina visokie tokie dalykai. Bet vėlgi į sportą, jeigu kalbant apie profesionalą, tai jau paauglystė nieks neina, jie eina mažiukai dar. Tai mažiukai jie kaip lakmuso popierėliai, ant jų viskas matosi. Ir svarbiausia, tų signalų nepraleisti. Kas man asmeniškai nepatinka, tai kad trenerių nuomonė yra visai kita. Ir va čia jau gaunasi tas susikirtimo taškas, kur vieni tėvai stoja į vieną barikadų pusę, o kiti į kitą, nes treneriai, jie turi tik vieną argumentą. Nepatiriant šitų kančių, nebus ir sportininko. Jie yra teisūs. Nu taip, nėra profesionalaus sporto be, kaip ir sakai tavo sūnaus, ar ne, atveju. Tokie raumenys, tai yra ta kaina, kurią moka jo kūnas. Bet ir kitaip nebus, kai yra virškrūvis, ar ne? Ir tada tėvai turi rinktis. Kai kurie laviruoja, tarkim, susikuria, tarkim, aplink vaiką komandą specialistų. Aišku, tai kainuoja labai daug. Čia jau reikia turėti ne tik laiko, bet ir finansų. Ir tada dirba su vaiku, apart to, kad jį treniruoja treneris kaip sportininką, su juo dirba asmeninis kineziterapeutas, asmeninis sportinio parengimo treneris, visai kita rūšis trenerio negu sporto šakos treneris, o dažniausiai ten jie susiplaka į vieną, jeigu tuose būreliuose arba klubuose. Masažuotojas, kineziterapeutas, kartais kineziterapeutas būna ir tas, kartais netgi ir psichologas. Va šitaip. Tai žodžiu skausmas. Aš skausmą išvedu į pirmą. O kaip galvoji, ar kai žinai, kad tavo vaikas sportuoja ir ateini rugsėjo 1 pažymos, ar reikėtų prašyti nukreipimo pas kineziterapeutą, kad apžiūrėtų? Nežinau, kokia yra situacija, bet... Valstybinėje struktūroje ne. Ne. Valstybinėje struktūroje tu būsi neišgirsta, tam nėra pagrindo ir kol kas mes dar tik einam tuo keliu, kad šeimos gydytojai, kurie yra pirmieji, kurie mato vaiką, mokėtų bent jau nuskaityti, atpažinti tam tikrus laikysenos nuokrypius, tam tikrus kažkokių ydingų dalykų, užuomazgų požymius, kažkaip tai taip, nes kol kas yra visiškai kuriozai. Galiu pasakyti, kad tai yra sunkiai stumiamas projektas, su juo tikrai dirba, yra pas mus Lietuvoje ir Lietuvos kineziterapeutų draugija, yra pavieniai asmenys, dalį jų aš asmeniškai pažįstu, mes tikrai pasišnekam ir, taip sakant, pabėdavojam, kartu susėdę, kaip čia viskas, kokia neteisybė vyrauja, bet kol kas yra tai, matot, kaip yra.
valstybiniai poliklinikoje arba valstybiniai ten įstaigoje gydymo nieks nenori papildomo darbo, jie ir taip ten yra perkrauti. O tu dar čia prašysi eiti kažkokius kvalifikacijos mokymus, kad atpažinti ten, nežinau, kažkokius. Yra tiesiog šablonas. Plokščios pėdos, neplokščios pėdos, atšokusios mentis, neatšokusios mentis. Nu, kai kurie išvelgia pečių kreivumą kartais ten, bet čia yra labai paviršutiniškai, o kartais tai nulemia labai stiprias problemas. Kaip pavyzdys, kažkada pas mane atvyko mergina, kuriai buvo 13 metų ir ji atvyko su, kaip po to buvo nustatyta, virš 50 laipsnių skoliozė. 13 metų, tai ta skoliozė tikrai neatsitiko per paskutinius metus. Jinai pradėjo atsitikti kaip minimum nuo kokių 90 metų, nors turbūt dar anksčiau iš tikro. Pagal visą biomechaniką, struktūrų, kurios linkusios krypti ar ne. Ir kaip to nepastebėjo tėvai, lieka klausimas atviras, bet vėlgi šeimos yra labai individualus dalykas, mes nežinom ten kai ko. Bet kaip to nepastebėjo gydytojai, kurie kas metai vertina vaikų sveikatą, kad į mokyklą pažymą duoti. O čia jau yra klausimas. Aš tik pasidalinsiu, kad visai šviežiai, kaip ir atsidūriau aš su savo sūnum dabar pas tave ir turbūt nebūčiau atėjus, nors atrodo turiu jau patirties, bet signalą, kurį išgirdau, kai sporto medicinos departamente, tie, kas profesionaliai sportuoja, visi ten privalo praeiti tam, kad gauti pažymą. Ir gydytoja, kuri ten gerklę nosį žiūri, viską elementariai, nieko ypatingai, jinai pradėjo klausyti jo plaučius ir sako, oho, kokia įtampa nugaroj. Vadinasi, iš to man lemputė užsidegė, kad šeimos gydytoja, kuri lygiai taip pat klauso plaučius, jinai gali išgirsti, pamatyti tą įtampą. Žinai, čia nori, nenori, kiti dalykai, bet pasirodo, uždegti tą lemputę jau gali net ir šeimos gydytojai, tokia, nors mano šeimos gydytoja, aš visai galvojau, kad jie yra nuostabi ir tikrai labai gera, bet ar nepastebėjo šitos įtampos, bet sporto departamente gerai, kad pastebėjo ir tada galiu kreiptis pagalbos. Rita, pabaigai. Praktiniai patarimai, kuriuos žadėjau savo tėvų grupėje, kuriuos tu galėtum galbūt prašiau ir tavęs pademonstruoti. Jau išgirdom, ką turim daryti, kaip tą telefoną laikyti, kaip kuprinę nešioti, kaip atkreipti dėmesį į raumenų įtampą. O net ir mums tėvams, sėdintiems ir čia dabar, galbūt kažkas mūsų vairuodamas klauso, galbūt kažkas tai lovai gulėdamas telefono su ausinuku klausys, gal darbo metu pasijungęs šalia girdi. Pasidalink, prašau, keliais pratimais, ką mes galim savo vaikams parodyti, ką mes galim patys savo panaudoti, kad trupučiuką atlaisvinti tą pečių juostą, kuri duoda mūsų laikysenai, pasitikėjimui ir emociniai būklei. Jo, aš ilgai galvojau, ką čia turėčiau parodyti, nes pratimų yra tikrai begalė ir visi atrodo svarbus, bet galvojant apie mūsų vaikus, ir jų ateitį, tai vis tiek didžioji dalis tų vaikų sės į studijų suolą, ar ne, ir po to sės į sėdimo darbo stalą. Taip yra, mūsų vėlgi intelektinis darbas eina pirmin, labiau negu fizinis. Ir nusprendžiau parodyti 2 pratimus, kurie yra skirti, pavadinkim tai darbo vietai, parodykit juos savo vaikams, tegul jie tai daro. Aišku, mokykloje to nedarys, bet tarkim, jeigu atsitiktų vėl toks karantino scenarijus ar ne, arba matote, kad vaikas, ypač vyresnių klasių vaikai, jie tikrai sėdi pakankamai prie pamokų, jau grįžę ar ne, jau nekalbant, kad dar pažaidžia tenais, tai vėlgi, kad kas kažkiek laiko ten, kaip kas rekomenduoja, vieni kas 20 minučių, kiti kas valandą, bet aš tai visą laiką sakau, maždaug į valandą, nors kartą reikia stotis nuo ilgalaikės tos padėties ir kažkur tai nueiti, pargrįžti arba atsistojus padaryti, tai ką parodysiu dabar. Tai niekur toli nereikia, ta pati kėdė, ant kurios mes čia prilipę pasėdėjom, ar ne, ir suaugę irgi, kurie darbo vietose sėdėm. Ir šonį pasistatau, taip kad matytumėt, tiesiog apie į kėdę atsiremiai rankomis į jos atlošą, aišku, jeigu ant ratukų, tai atsargiau su stabilumu, reiškia, įsitikinkit, kad jinai nenuvažiuos, kojas pastatom plačiau,
atrakinam šiek tiek kelius, kad jie nebūtų įtempti. Aš manau, kad ekrane nesimato mano kelių, bet suprantat, keliai turi būti šiek tiek atrakinti. Ir tada lenkiuosi tiek, kiek man leidžia pečiai nusileisti, va taip tarp rankų su galva. Kuo žemiau, jeigu aš esu labai lanksti ir neturiu ten tos kifotinės laikysenos, tai aš galiu pakankamai žemai. Galbūt aš būsiu tik čia, tinka ir toks. Galbūt nusileisiu labai žemai, tinka ir toks. Ir maždaug tokių nusileidimų galima padaryti 10, 20, jeigu turit laiko, ar ne? Tokių. Ir taipogi iš šitos pačios padėties tu gali padaryti šiek tiek posūkių, tai yra prasisukti mobilumui labai gerai stuburui. Tai viena tik ranka lieka ant kėdės atlošo ir tada su kita ranka va, taip pasisukam ir po to galim dar pasisukti ir į priešingą pusę. Ar ne? Ir va taip kokius, na, irgi maždaug apie 10, gali daugiau kartų į vieną pusę ir tada va, į kitą. Tai va toks. Čia ir dabar, ar ne? Va, bet vis tiek taip. Atrakinti keliai, bijau, kad nelabai aišku, ką reiškia. Atrakinti keliai tai reiškia šiek tiek laipsnį 2 sulenkti. Jeigu aš pasakyčiau atlaisvinti, jie nėra įtempti keliai, kai būna išvirsti tokie. Atlaisvinti, atrakinti, sulenkti. Jeigu vien tik tai sulenkti, tai bijau, kad irgi būsiu netaip suprasta ir nueisi kokį pritupimą žmogus. Tai va, tai tokie atrakinti žodis labai geras. Supratot. Nu, tai va. Ir kitas dar kitas pratimas? Dar galima, tarkim, vėlgi toli nenutolus, nes tikrai aš žinau, kad paauglys pradės rėkauti, aš neturiu laiko, čia aš nieko neturiu, ar ne? Kaip ir mes visi neturim to laiko, tai vėlgi, niekur nereikia to laiko, tu sėdi ten pat, užpakalis prilipdytas, iš šonų pasisuku. Taip. Jeigu įmanoma, suneri už atlošo rankas, jeigu neįmanoma, tai tada pasistumi į kraštą kėdės. Ir kuo nuoširdžiau išsilenki, va šitaip ištempiant. Apskritai krūtinės tempimas šitai padėčiai yra must dalykas. Tai va, ir keletą va taip kartų, nori ir galvą gali atlošti. Čia kalbant apie vaikus, jie gali. Ir taip kelis kartus ir vėlgi tu jau kažką tai sujudinai. Žiūrėk, nuo ko pradėjom, nuo tos laikysenos kupros, su ta tema ir į pabaigą einam. Dar vieną pratimą padalinsiu ekrane, kurį tu man atsiuntėjai, kuris taip pat susijęs būtent su ta pačia juosta. Taip, nuo sėdėjimo. Čia yra tas pats, ką tik rodžiau, tik tai jau toks labiau pratimas, tai yra tarpdury, žmogus tiesiog stato koją vieną į priekį, tarsi bando išeiti pro duris, tačiau rankos įrėmintos 90 laipsnių į staktą to neleidžia ir tuo būdu atsidaro visa krūtinės lasta. Tai ir čia koja į priekį. Jo, jisai tiesiog, aišku, jisai gali susikūprinę, paaugliai jaučia didelį diskomfortą ir skausmą. Tai jeigu tai yra tempimo diskomfortas ir skausmas, jisai gali būti, jeigu tai yra peties sąnario skausmas, tada jau geriau pasitarti su specialistu. Bet šiaip šitas geras ir nereikia jokių priemonių, nieko, pas visus namie yra tarpdurys. Dėl to aš jį ir įmečiau, nes vėlgi pradės ten aiškinti labai mandrus dalykus, kaip ten prisipirkti inventoriaus, dar kažką, tai nieks čia neklausys. Dažniausiai tas inventorius paskui ir guli. Dažniausiai. Aš manau, kad mes dar nepalėtėm krūvą klausimų ir krūvą temų, tai iš tiesų kylant klausimus tikrai labai kviečiu rašyti užklausas man, kas galbūt norit pataginti Ritą, nes ji yra užžymėta, galit jai parašyti, galit šioje grupėje po video užduoti klausimus, nes visko priepti neįmanoma, tuo labiau, kad kiekvienas mes su savo vaiku turim savo individualių klausimų, galbūt jaunesnių tėvelių vaikai gali kilti klausimas iš visų, tai nuo kada čia reikia kažką tai daryti ir atkreipti dėmesį. Tai kviečiu būti atviriems, rašyti, nebijoti parašyti ir paklausti, nes kvailų klausimų niekada nebūna, būna tik neužduoti klausimų. O tau, Rita, ačiū už
skirtą laiką, už laiką kartu. Ir, na, man atrodo, ypatingai informatyvų ir pavyzdžių pateikimą, ir pratimų pateikimą. Tik imk ir naudok. Taip, aš labai džiaugiuosi, jeigu matysit, kad esu reikalinga dar kažką, va taip paskleisti kažkokios teisingos informacijos. Tikrai kartais darom klaidas vien dėl to, kad, nežinom. Tai yra normalu, tai mes juk irgi, kaip pasakyti, augam kartu su savo vaikais. Iš kur mes čia tokie protingi neatsirandam. Tai va, tai tikrai pasidalinti labai malonu ir jeigu turėsite ar klausimų, ar kažką mielai atsakysiu, kaip jie ir sakė, arba jeigu ateityje dar norėsite kažkokių tai tokių pastebėjimų, įvardinimo, tai tikrai mielai pasidalinsiu tuo, ką pati turiu. Liuks. Tai ačiū tau, geros likusios dienos ir gerų visų pratimų. Ir visiems taip pat linkiu sveikų, gerų mokslo metų, gero starto ir, tiesiog būkite sveiki visi. Tikrai, ačiū labai tau. Iki. Iki.